Sveiki sugrįžę į mano kanalą. Aš vardu Simas, dar kitaip žinomas Danausi vardu. Ir šį kartą šio vaizdo įrašu kreipiuosi į jūs visus. Mano kanalo prenumeratorius, žiūrovus bei sekėjus. Noriu iš jūsų grįžtamojo ryšio. Jūsų komentarų, pastabų, pasiūlymų ar tiesiog kas patinka, o kas ne mano kanale. Praėjo jau daugiau negu 5 mėnesiai ir 50 vaizdo įrašų, kiek tai jau pradėjau naudoti YouTube platformą. Tai toks savotiškas, pilnas visokiausių bandymų startas, pirmas etapas. Puikiai suprantu, kad mano vaizdo įrašams trūksta vaizdo, garso bei montavimo kokybės, struktūros bei geresnio pasiruošimo. Neturiu patirties šioje srityje ir dar daug ko reikia išmokti. Tai tiesiog darau ir jau ruošiuosi antrajam etapui. Dar vis iki šiol naudoju pačius paprasčiausius įrankius, suteikia YouTube platformą, paveikslėlius kuriu su Paint ir panašiai. Ir dabar ieškau geresnės kameros vaizdui iš viršaus, programinės įrangos, streaminimui bei editinimui, mikrofono ir taip toliau. Tikslas yra turėti universalų kelių kamerų setupą su papildomu apšvietimu, geru mikrofonu bei tinkama programinė įranga, ne tik transliavimui, bet ir montavimui. Tai jei turite rekomendacijų, ką galėčiau pasirinkti, rašykite, komentuokite. Tikrai dar nesu apsisprendęs, kas man yra tinkamiausia ir ieškau geriausio sprendimo. O su antru etapu, be kokybės patobulinimų, taip pat noriu išbandyti dar daugiau negu iki šiol. Pabandyti tiek how to play videos, tiek žaidimų reviews, tiek video blogus iš renginių ar tiesiog įdomių vietų, kuriuose lankausi. Gal padaryti vieną kitą interviu pabandymui, kaip gausis ir panašiai. Iš esmės visada galite siūlyti, ką norite matyti kanale, kas jūs domintų labiausiai. Gal koks market watchas ar dar kažkas tokio. Nes visada laukiu jūsų pasiūlymų. Tai tiesiog komentuokite ir ypač to prašau dabar, kad prašytumėte viską, kas jums patinka, kas nepatinka iš mano vaizdo įrašų, mano epizodų. Iš tam tikrų serijų jau, manau, pastebėjote, kad kreipiu dėmesį labiau į vienus dalykus, kai kurie video turi ir po antrą, trečią epizodą ir taip toliau. Tai pasakykite viską iš esmės, nes manau jau pats laikas dar greičiau tobulėti ir parodyti, kad tikrai galima geriau. Ypač iš kokybinės pusės puikiai suprantu, nes tiek darant kokį nors gyvą žaidimą, kai nieko nematai, ką aš darau, arba nelabai supranti, ką aš darau, nes nesimato kortos ar konkretaus komponento, tai tikrai yra negerai. Dėl garso kokybės irgi sutinku. Kai pats editinu, reikia pasigarsinti ir daug įvairiausių smulkmenų. Dar kaip paveikslėlius kurti, editinti, visokius thumbnailus susikurti. Pabandysiu ir taip pat pridėti kažkokį audio takelį minimalų, kad nebūtų tik tais mano balsas ir vaizdas. Daug įvairiausių dalykų. Tai manau po truputį tos pokyčius jau pastebėjote ir dabar paskutiniuose video. Dar daugiau jų bus, manau, gruodžio, sausio mėnesį, kai jau turėsiu naują setupą. Ir iš to išeis ir geresnė video kokybė ir garso kokybė. Esu suplanavęs pačių įvairiausių video iki pat metų pabaigos ir manau irgi jau laikas naują klausimų atsakymų sesiją padaryti, tai irgi galite rašyti savo klausimus, pageidavimus į komentarus. Tikrai ačiū už palaikymą. Man jis yra tikrai labai svarbus, bet kaip ir minėjau, šio vaizdo įrašų noriu jūsų feedbacko, jūsų grįžtamojo ryšio, kad pasakytumėt viską, ką manote apie mano kanalą, ko jam trūksta, kas patinka, kas nepatinka. Duokite savo pasiūlymus, gal kažką žinote, ką naudoti editinimui, kokia kamera būtų tinkamiausia ir panašiai. Tikrai laukiu ir žinau, kad su jūsų pagalba tikrai bus galima padaryti daugiau, geriau ir įdomiau. Tai ačiū jūsų dėmesį, susitiksime kitose video. Ir iki kito karto. Iki.